Lietuvos vartotojai vis dažniau dėmesį kreipia ne tik į kasdien vartojamų maisto produktų kainą, bet ir kokybę. Auga ir ekologiškų produktų paklausa. Todėl vis daugiau jų galima įsigyti ne tik pas pačius ekologiškai ūkininkaujančius žemdirbius, bet ir prekybos centruose. Tačiau reiktų atsiminti, kad tik nustatyta tvarka paženklinti gaminiai gali būti laikomi ekologiškais. Vartotojai galbūt esminiai reikalavimai yra, kad jame negali būti genetiškai modifikuotų organizmų. Gaminant negalima naudoti sintetinių cheminių medžiagų. Gyvuliai auginami, jiems yra taikoma gyvulių gerovės reikalavimai, negalima naudoti antibiotikų. Auginant ekologiškus žemės ūkio kilmės produktus, auginimo metu taikoma yra sėjomaina. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą žemdirbiams už sertifikuotus plotus kasmet mokama fiksuota paramos suma. Už ekologiškai auginamų javų hektarą mokama po 742 litus. Kaimo plėtros fondo parama skiriama ir uogų, vaisių, daržovių bei vaistažolių augintojams. Už ekologiškai auginamų bulvių bei daržovių hektarą skiriama 1518 litų kasmetinė parama. Už vaistažolės 1687 litai, o už sodų bei uogynų hektarą 1780 litų. Ši kompensacinė išmoka yra mokama dviem etapais. Tai yra 50% apskaičiuotos išmokos sumos pareiškėjas gauna įvertinus paraišką, o likusi 50% suma yra sumokama pagal kiekvieną pasėlių grupę atskirai, kai pareiškėjas pateikia informaciją apie ekologiškos realizuotos produkcijos kiekį. Šią išmoką gauna tiek ekologinės gamybos, tiek pereinamoje į ekologinę gamybą ūkiai. Parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos antros krypties priemonę agrarinės aplinkosaugos išmokos skiriama ir gyvulių augintojams. Ši parama jiems mokama ne už auginamų gyvulių kiekį, o už sertifikuotus ir deklaruojamus daugiamečių žolių plotus. Už 1 hektarą daugiamečių žolių mokama kasmetinė 438 litų išmoka. Tu negausi kitaip išmokas už daugiametę žolės, jeigu tu neturi gyvulių. Be abejo, tai labiau apsimoka turėti mišrų ūkį, kadangi tu, tarkim, tada tręši savo organinėmis, tarkim, gyvulių trąšomis. Ekologinio žemės ūkio rėmimo ir sertifikavimo sistema ne tik gina vartotojų interesus, bet ir drausmina pačius ūkininkus. Ekologiška produkcija nuolat tikrinama laboratorijose, o nustačius pažeidimus netenka ekologiško statuso. Už grubius pažeidimus ūkininkams gresia sankcijos. Kai kuriais atvejais jiems netgi gali tekti grąžinti gautą ES paramą.